We're meeting with the Lord. Mes susitinkam su Viešpačiu. And we get excited. Ir mes susijaudinam. I don't know when you stand up. I know you're eating lunch. Aš žinau, jūs valgėt You're full, you're happy, and you're high. Let's lift up our hands and oh, we bless you, Lord. Glorify your name. You're worthy, Lord. Glorify your name. Praise your mighty name. Oh, you're wonderful King. Jesus. Praise you, Lord. We magnify you. Lord, you are worthy. You are worthy. You are worthy. Two things I want to do this afternoon. One, I want us to be aware of what is happening in the Spirit. And what God is about to do on this earth. And you don't believe that God is about to do something spectacular, then stay in your hole, and I'm getting out of mine. Amen. You can stay in your hole, but I'm getting out of mine. Because the greatest events before the coming of the Lord Jesus Christ himself, the greatest event is about to break loose on this planet. I feel it in my spirit. I taste it in my mouth. I see it in His Word. I know it's about to happen. Amen. So turn with me to Revelation chapter 14. Revelation chapter 14 verse 6. And I saw another angel flying in the midst of the heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth. Now, beloved, we have made a very bad job of preaching the gospel. I don't care if anybody tells me revivals have to go here or
something over there. Man visiškai nerūpi, kad kai kas sako, kad ten vyksta kažkoks prabudimas ar kažkokie didingi dalykai ten vyksta. The church. Bažnyčia. The church. Bažnyčia. That's you. Tai esi tu. That's me. Aš. That's us. Mes visi. The church Bažnyčia. has made a very bad job Labai blogai pasidarbavo. of preaching the gospel. Skelbdami Evangeliją. Because if we hadn't, Nes jeigu nebūtume untold multitudes of people would be saved by it. to padarę, tai būtų nesuvokiami skaičiai žmonių išgelbėti. Amen. The reason that we've made such a bad job of preaching the gospel Priežastis va šito blogo darbo pamokslavę Evangeliją. is because number one, we don't live it. Nes pirma, mes jie negyvenam. We don't live the gospel. Mes negyvenam. Talk about it, but we don't live Mes it. apie ją kalbam, bet mes patys to negyvenam. Amen. And second, Ir antras dalykas. we don't obey God Mes nepaklūstam Dievui and make disciples. ir neturime mokinių. We want converts, but we don't want disciples. Mes norime tų, kurie atsiverčia, bet nenorime turėti savo mokinių. It's easy to get converts. Yra lengva labai atversti žmogų. Go ahead and crusade. Suorganizuok Tell krusėdą. people to put up their hands with Jesus. Pasakyk žmonėm, kad pakeltų rankas dėl Jėzaus. And you boast, I got 10,000 people got saved in my crusade. Ir galėsite girtis, kad 10,000 žmonių buvo išgelbėti tavo krusėdo metu. I don't care if 200,000 people got saved in your crusade. Man nerūpi, jeigu būtų 200,000 išsigelbėtų per tavo krusėdą. I want to know how many disciples Aš noriu žinoti, kiek were mokinių made. buvo And padaryta. if every one of us in this room today Ir jeigu šiandien kiekvienas iš made mūsų one disciple turėtų vieną mokinį this year, šiais metais, that would be double the number of people here būtų dvigubas skaičius žmonių by this time negu next year. kitais metais. But we don't. Bet mes nepadarėme. Jesus commanded us, Jėzus mums įsakė, go and make disciples eik ir padaryk mokiniais. of all nations. Visuose He tautose. didn't say go make converts, he said go and make disciples. Jisai nepasakė, eik ir atversti A disciple is a eik ir true padaryk follower. mokiniais. O mokinys yra tikras sekėjas. Paul said, be ye followers of me, Ir Paulius sakė, būkite mano sekėjai. even as I am of Christ. Kaip aš esu Kristaus sekėjas. Amen. Does anyone here in the room this afternoon Ar ir gali tvirtai to tell another human being, pasakyti kitam žmogui, follow me, sek manimi, even as I follow Christ? taip kaip aš seku Kristumi. Can anybody say that to me this afternoon? Yeah, I am bold enough to say, I can tell another human being, follow me as I follow Christ. Ar kas nors iš čia esančių gali man pasakyti drąsiai, kad sek manimi taip kaip aš seku Kristumi. Because if you can't say that this afternoon, Nes jeigu tu negali to dabar pasakyti, you fail to be a disciple. tau nepavyko būti mokiniu. You have failed to be a disciple. Tau nepavyko būti mokiniu. It isn't proud to say to somebody, follow me as I follow Christ. Ir pasakyti, tai nėra išdidumas pasakyti, sek manimi kaip aš seku Kristumi. Every one of us here Kiekvienas iš mūsų, that's walked with the Lord kuris vaikšto su viešpačiu, should tell another human being, turėtų sakyti tam you žmogui, follow me sek manimi, as I follow Christ. kaip aš seku Kristumi. Because my life Nes mano gyvenimas shines for Jesus. šviečia dėl I Jėzaus. live my life for Christ. Aš gyvenu dėl There's Kristaus. no other purpose for me to live. Man nėra jokių It's tikslų, Jesus aš Christ. gyvenčiau išskyrus. So follow me. Taigi sek manimi, Because where I am taking you nes ten, kur aš tave is vesiu, where I am going. yra tai, kur aš pats einu.
disciples. padaryti kitus mokiniais. We should be asking God all the time, Mes visą laiką turim klausti Dievo. Lord, show me one person Parodyk man vieną žmogų, that's hungry for you. kuris yra šaltęs tavęs. And I'm willing to make him a disciple. Ir aš trokštu jį padaryti tavo mokiniu. Show me one person Aš parodyk that I can talk to, su kuriuo that I will lead to you, kurį aš vežčiau pas and tave. then make him a disciple. Ir tada padaryčiau juos tavo mokiniais. Not get somebody saved and hand it over to a church. Nepriversti kažką pasakyti ir perduoti jį bažnyčiai. See the difference? Žiūrėkit skirtumas. To make a disciple Padaryti mokinio. takes an investment. Ir tam, kad padaryti kažką mokinio, reikia investuoti. My whole life. Man savo visą gyvenimą. Am I really willing to open the door of my life Ar aš tikrai noriu atverti savo gyvenimo duris? and let everybody see me? Ir kad mane visi matytų. Yeah. Am I really willing to open the door of my life Ar aš tikrai noriu atverti savo gyvenimo duris? and say to somebody, Ir pasakyti kam nors. come and see me? Ateik ir pažiūrėk. Because I've got nothing to hide. Nes aš neturiu ką paslėpti. I've got nothing I'm ashamed of. Aš neturiu ko I've gėdinti. got nothing that's secret. Aš nieko slapto I've neturiu. got nothing that I do that's wrong. Aš nieko nedarau blogo. Amen? That's what makes the difference. Štai koks skirtumas. Amen? In Africa, Afrikoje I have servants. aš turiu tarnus. Let me tell you something. Aš tik ką pasakysiu. There's nothing you can hide from your servant. Tu nuo savo tarno nieko nepaslėpsi. He works in your house. Jis dirba tavo namuose. He does everything. He knows everything. He sees everything. Jis viską He daro, hears viską everything. mato, viską girdi. You cannot hide anything from them. Tu nieko nuo jų nepaslėpsi. Yeah? Amen. Anybody ever been in Africa? They know that for sure. Ir tie, kas buvę Afrikoje, There's nothing you can hide from the servant. nes nuo tarno nieko nepaslėpsi. Yeah. Now I like to cook when I've got time, Kai aš turiu laiko, man patinka gaminti valgyti. and I like to cook with wine. Ir man patinka daryti gaminti maistą su vynu. But I want to tell you right now, Ir aš pasakysiu tau. there's no way in Africa that I could ever have a bottle of cooking wine in my kitchen that my neighbors aren't going to be blown out of their mind. Ir neįmanoma, kad Afrika aš galėčiau vyno gaminimui maisto laikyti savo virtuvėje ir kad afrikiečiam tai neišsproginėtų protas. So I was cooking this dish one time, Ir vieną kartą aš gaminau patiekalą. and I needed some apple cider to put in it. Ir reikėjo įpilti obuolių sidro. So I bought a tin of apple cider, Ir aš nusipirkau to obuolių sidro. and I said to my cook, go outside and go do this and this and this, and then come back. Ir pasakiau, eik ten lauk kažkur, tai lauką padaryk tą ir dar paskui sugrįžti. And I thought, while he's gone, I'll quickly add the apple cider. Ir tada pagalvojau, kol jie nebus, aš greitai įpilsiu tą sidrą. And as I opened the tin, he walked back in. Ir aš tik tą skardinę atsidariau, ir jisai įėjo. Ir jis tokia matyk pastojo. What is that? What? Pagalba. Oh, yeah, it doesn't matter, my boy. I said, it doesn't matter. You know, when you cook this, there's no alcohol in it. Ir aš tačiau aiškinu, kad nepergyvenu, kad kai vyri visos alkoholis išgaruoja, tai nebelieka. No, you're not going to sell that to me, Pastor. Ne, čia jau taip manęs taip pastoriau. I could not convince him. I gave up trying to convince him. Ir aš bandžiau jį įtikinti, bet nepavyko man. Amen. He said he called this the drunken meal. Ja, jisai taip pavadino girtuoklių maistu. Drunken meal. And I'm telling you, by the end of a couple of hours, the whole school knew that we were eating a drunken meal. Ir jau, po maždaug 2 valandų visa mokykla žinojo, kad mes valgėm girtuoklių maistą. That's how it is. Tai jau taip vyksta viskas. You can't keep a secret. Tu negali turėti paslapties. I wasn't going to tell it, don't tell anybody, because that would make things even worse. Ir aš negaliu jam pasakyti, kad niekam nesakyk, nes tai būtų dar blogiau. I just said, you know. Aš tiesiog apsinešu. But there's no way that I can keep wine for cooking or anything like that, because the whole world will know. Aš neįmanoma man laikyti vyno maisto gaminimui, nes tai visas And pasaulis. you cannot explain to an African in Africa Ir Afrika afrikiečių tu nepaaiškini. that cooking wine doesn't have any effects. Ir kad vedantis vynas
alcohol, and believers don't touch alcohol. Alkoholis ir tikintieji alkoholio neliečia. So at least I'm telling you that because they see everything. Aš bent jau dar noriu pasakyti dėl to, kad jie mato They viską. know all about you. Jie viską kažką žino. There's nothing you can hide from them. Nuo jų nieko And nepasakyti. they talk. Ir jie šneka. They really talk. Jie tikrai šneka. Amen. Blah, 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 blah. They get together and they talk. Jie susiję, You think you people gossip? They talk. You think you people can Ar jūs gossip? galvojate, They talk. kad jūs apkalbat jį, o tie tai šneka? What I do in my house this afternoon in Africa is known in the northern part of Malawi by the end of the week. Tai ką aš dabar Actually, by the end of the day. savo namuose Afrikoje jau šiaurinėje Malajo daly savaitės pabaigoje visi apie tai žino. Net tą pačią dieną visi žino. Because now they have cell phones. Do you know what? Ir žinoma, dabar su mobiliais. Pastor, they have done to teach me. Pastorius girtuoklių maistą gamina šiandien. Amen. Beloved, Mylimieji, we got things we're ashamed of. jeigu mes turim dalykų, dėl kurių gėdiname, We got things that we're hiding. jeigu mes turim dalykų, kuriuos slepiam, Sometimes we wonder why our kids are rebels. kartais mes slepiamės, kodėl mūsų vaikai yra sukilę. They're rebels because they see our hypocrisy. Jie sukilę dėl to, kad jie mato, kad mes esame veidmai. Amen. They're rebels because they see our hypocrisy. Jie They sukilę see us mato, standing in church saying, hallelujah, God, I love you. jie mato nustojančios bažnyčios ir sakančios, Aleliuja, Dieve, myliu tave. And then they see their mother and father each other all day long. And then they see them standing in church and say, I love you, God. Jo, ir bažnyčioje stovi šauki, kad myliu tave, Dieve, paskui grįžęs namo vienas kitą ėdė. Visą laiką. Tėvas su mama vienas kitą And paskui. they're not going to say it until they're really angry. They're not going to say it outwardly, but inside it, my mother and father are hypocrites. Ir jie to nepasakys niekada, nebent kol labai supyksta. Bet giliai viduje žino, kad mano tėtis ir mama yra apsimetinėję, yra veidmainiai. And my father's the pastor, and he's the biggest hypocrite. O mano tėvas yra pastorius ir yra pats didžiausias veidmainis. Amen. That's right. Toks gyvenimas. So we wonder why Mes stebimės, our children don't want to be disciples. kodėl mūsų vaikai nenori būti mokiniais. Let me tell you. Pasakysiu. When young people reach the age of 12, from the age of 12 to about the age of 18, Kai jauni vaikai pasiekia tą 12 metų amžių, paskui kažkur nuo 12 iki 18, every teenager kiekvienas paauglys, of every generation, kiekvienoje kartoje, and it happened to you, and it happened to you, tai and it happened to everybody seated here. visiems susėdusiems čia tai vyko. Every teenager of every generation Kiekvienos kartos, kiekvienas paauglys is an idealist. yra idealistas. Amen. Every teenager Kiekvienas paauglys, of every generation, kiekvienos of kartos, every nation kiekvienos is tautos an idealist. yra idealistas. They're looking Jie žiūri, for role models. Role models. jie ieško tų They're looking idealų, for a hero herojų, to follow. bet paskui kuriuos jie galėtų sekti. Amen. You can take the most remote African teenager in the bush of Africa. He's still looking for somebody to follow. Ir paimkit bet kurį paauglį iš gilių krūmynų Afrikos ir jisai vis tiek ieško to, kurio galėtų sekti. Hallelujah. And we are supposed to be the ones O mes turėtume būti tie, that they should follow. kuriais jie seka. We should be the ideal. Mes turėtume būti tie idealai. We should be presenting Christ. Mes turėtume būti to, prezentuoti Kristų. Through our victorious, overcoming, exciting, Pergalingus, conquering lifestyle. nuostabius, nugalinčius gyvenimo būdus. Amen. Well, what happens when your kids hear you sitting at the table Kas vyksta, kai jūsų vaikai girdi jūs sėdinčius? talking about all the things that are wrong at the church, and the pastor's wrong, and this elder's wrong, and that person's wrong, and I don't like this one. Kalbančius, kad pastorius blogas ir tenai, ir tas vyresnysis
Jėzus Kristus, nebematom jo. Because I see the hypocrisy. Nes aš matau tą And the double veidmainystę standards. ir dvigubus standartus. Amen. I see the things that go on. Aš matau tai, kas vyksta. I see that this person isn't really willing Aš matau, kad tas žmogus nėra tikrai labai norintis to give their life. atiduoti savo gyvenimą. You know, the most disappointing thing for me as I was growing up, Žinot, kas man buvo, mane labiausiai nuvildavo, kai aš augau. all I wanted Visa, ką aš norėjau, was to see somebody, to matyti meet kažką, somebody susitikti su kažkuo, who was truly willing kas tikrai norėjo to die for Jesus. numirti dėl Jėzaus. Don't say they were going to have to, but it was willing. Aš nesakau, kad tai nevykdavo, bet aš taip norėjau. Mano va toks troškimas buvo. That's all I wanted. All my teenagers. Visą savo paauglystės I played rugby, I swam, I played water polo, I was, but above all things, Taip, aš ir regbį žaidžiau, ir plaukiau, ir visokius dalykus dariau, kaip ir visi paaugliai. Bet virš visų šitų dalykų aš norėjau I wanted to meet somebody, just anybody, susitikti su kažkuo, nors vienu who žmogum, would tell me kas pasakytų man, I am willing to die for Jesus. aš noriu mirti dėl Jėzaus. And I never met anybody. Ir aš taip ir nesutikau You to. know that? Not in my church, Nei savo not in bažnyčioje, my school, nei savo not in mokykloje, my activities. nei savo veiklose. Nowhere Niekur did I meet anybody nesutikau who told me žmogaus, kuris pasakytų man, I'm willing to die for Jesus. aš noriu mirti dėl Jėzaus. Aš pasiruošęs mirti dėl Jėzaus. Pretty sad, isn't it? Labai liūdna, ne? Pretty sad. Thank God. Thank God Aš Dievui, that I didn't get disillusioned. kad aš nenusivyliau. But it made me say, Bet aš sakiau, I am willing aš noriu to die for Jesus, and I'm willing to tell the whole world I am willing to die for Jesus. mirti dėl Jėzaus. Aš pasiruošęs mirti dėl Jėzaus ir aš tai noriu pasakyti visam pasauliu. And I'm telling you this afternoon, Ir šią I popietę am more willing today than I have ever been to die aš for šiandien Jesus. noriu tai padaryti daug daugiau negu kada nors anksčiau. Because if I'm not willing to die for Jesus, Nes jeigu aš nepasiruošęs I'm mirti dėl so Jėzaus, not willing to live for Him. tada aš taip smarkiai noriu gyventi dėl Jo. Come on. If I'm not willing to lay down my life for Christ, even this to die literally. Ir jeigu aš nenoriu mirti Kristui, jeigu tai reiktų net ir paimti ir iš tikrųjų numirti, I'm sure not willing to live my whole life for Him. tai tada reiškia, kad aš ir nenoriu visą savo gyvenimą gyventi dėl Jo. That's the problem with the church. Tai problema su bažnyčioje. That's the problem with you. That's the problem with me. Tai That's the problem with problema us. su tavim, su manim, su visais mumis. We say one thing, but we live another. Mes kalbam vieną dalyką, bet gyvenam visiškai When kitaip. there's a people of God Ir kai yra Dievo žmonės, who says, I am willing to die, kurie sako, aš tikrai noriu mirti. doesn't mean to say God will want you to, but He may. Doesn't mean to say that God would want you to, but He may. Ir tai nereiškia, kad Dievas norės, kad tu mirtum, bet tai gali atsitikti. Sometimes the things that I've been through in Africa, I sure wish I had died. Ir buvo, aš praėjau tokius dalykus Afrikoje, kad iš tikrųjų aš net ir norėjau numirti. So death isn't just stand up and be shot. Mirtis tai nėra tik tai va taip atsistoti ir būti nušautam. Death is dying for everything you want. Mirtis tai yra mirti viskam, ko tu Everything nori. that you are. Viskam, kas tu esi. So that Christ Kad Kristus may shine glorious, galėtų šlovinti šviesą, powerfully, galingai, victorious pergalingai, through you, per tave, through you, per tave, through me, per mane. to show the world Parodyti pasauliu, that we've got a reason to live. kad mes turime That priežastį is gyventi. bigger than materialism Yra daug didesnių and žmonių. greater than other cars Yra daugiau and more important than sports nei sportas. and higher than a good house. Ir daugiau nei geras namas. I've got a Christ Aš turiu Kristų, that is willing to do anything, kuris nori padaryti viską. and I am willing to do anything for Him Ir aš pasiruošęs daryti viską dėl Jo. because of what He did for me. Už tai, ką Jis dėl manęs padarė. Hallelujah. Hallelujah. That's what I'm making the disciples about. Štai dėl ko reikia daryti turėti mokymus. That's what God is looking for. Štai ko ieško Dievas. And you can't get there until you die. Tu negali ten pakliūti, kol tu nenumirsi. You can't get there until you die to self. Kol nenumirsi savo.
savo. You will never be willing to die for Jesus until you've died yourself. Tu niekada nenorėsi mirti dėl Jėzaus, kol tu nenumirsi savo. I want my way. Aš noriu, kad tu taip I want my identity. Aš noriu savo tapatybės. You know, I got a problem when people start telling me, žmonės kartais man sako, husbands and wives, vyrai ir žmonos, and they start telling me jie man sako, that they want their space. kad jiems reikia No, that's a real American tai yra tikras expression. I want my space. išsireiškimas, man reikia mano erdvės. You want your space from your husband? You want your space from your wife? Ką tau reikia erdvės nuo tavo God needs you one space. Why would you want your space? Dievas jūs sukūrė į vieną kūną. Kam tau reikia erdvės? Amen. Why would you want your space? Kam tau reikia erdvės? I was driving from London the other day. Vieną dieną aš iš Londono važiavau. And the radio was on. Ir įjungtas I radijas. was concentrating, so I didn't look at the buttons to switch it off because I was going really fast. Aš tada labai greitai važiavau, tai aš tenai nežiūrėjau ten tokius mygtukus ten išjungti. So I had to listen to the program because I wasn't going to take my eyes off the road. Kadangi negalėjau akių nukreipti nuo kelio, tai klausiau, ką ten groja. And it was some stupid, liberal, humanistic garbage. Ir ten buvo kažkas kvailas liberalaus humanizmo šlamštas. With all these women who were on the program saying, why I don't want to take my husband's name when I get married. Kur ten tos moteris aiškino, kad aš nenoriu po vestuvių imti savo vyro pavardės. I want to keep my name. Aš noriu pasilikti savo. I want to have my space. Aš noriu When you stupid woman, Tu kvaila moteris. you have no idea what covenant is about, then. Supratimo neturi, kas yra sandora. And only foolish liberal humanists yapping away on this. I was getting so mad. Ir kai tie kvailiai liberalūs humanistai ten šnekėjo per telefoną, aš taip užsutau. I am full off the highway Aš iki šalyje, kad nuvažiavau, to switch the radio off kad išjungčiau radiją, because I was getting mad. nes jau mane taip užsutino. Now all these stupid airheaded women. Airhead. Tokios kvailos žodžių moteris. I want my name. Kaip? Ai, tu šekardas, jo. Aš noriu savo pavardės. I want my name. I want my space. I want my identity. If you come to Christ and you are a disciple of Christ, you lose your stinking identity. Jei tu ateini pas Kristų ir nori tapti jo mokiniu, tu prarandi savo smirdančią tapatybę. It's not about me, it's about him. It's about his identity. He's my bridegroom and I'm his bride and I have taken his name. Jisai mano jau pasiemu jo vardą. I'm in covenant with him. Aš esu sandoroje su juo. Hallelujah. Hallelujah. He bought me. Jis nusipirko mane. He bought me Jis at nusipirko the altar of marriage. į meilės auką. Aš ant meilės auką. He married me. Jis suvedė mane. Hallelujah. That church life is space for Christ. Man reikia jokios erdvės nuo Kristaus. I'm one with him. Aš esu vienas su juo. Come on. That's why we're a mess. Štai kodėl mes esam Because we don't know what tokioj covenant is about. nes mes nesuprantam, kas We're yra going to sandora. have people who still all want to do their own thing. Mes turime krūvą žmonių, kurie tebenori daryti tai, ką jie But nori. you offended me, Pastor. Oi, tu mane įžeidži, pastoriau. You trod on my toes. Tu mano ant pirštų užlipai. We'll come back and I'll trod on the other toe too. Ateik ir aš tavo ant kito dar užlipai. Amen. You know, we're so petty and childish, aren't we? Mes tokie esam smulkmeniški ir vaikiški. And you don't like me? O, tu aš man nepatinku? Oi, jo, aš man nepatinku. Now, somebody came up to me some time ago. I know you've never liked me. What? No, you stupid idiot. What are you talking about? Ir kažkas prie manęs ir sakė, žinau, kad aš vis tiek tau nepatikau. Ką tu kvailas idiotai? Ką tu čia šneki? When who told you I didn't like you? Kas tau Did pasakė? you ever come and ask me if I liked you or didn't like you? Ar tu esi gal aš manęs paklausęs, ar tu man patinki, ar nepatinki? Sure, I don't like you if you're a fat, lazy
backside and do something. Pakelk savo uodegą ir daryk kažką. God didn't make statues. Dievas nesukūrė skulptūrų. Amen. He made vessels. Jis padarė Living. gyvulius, Epistles. laiškus. Hallelujah. Not statues. Mes ne We skulptūros. are living epistles. Mes esame gyvi laiškai. The letter is written in my heart. Laiškas parašytas mano širdyje. Not on some table of stone. Not on a piece of paper. Ne ant kažkokios stiklaninės plokštės ar ne ant popieriaus lapo. I remember when I was just a teenager and I went to university. Aš atsimenu, kai aš buvau paauglys ir į universitetą nuėjau. So I left my good Baptist church. Aš palikau savo gerą baptistų bažnyčią. I got to the university town where I was going to study and went to the Baptist church. Ir aš nuvažiavau į tą universiteto miestelį, kur aš planavau mokytis ir nuvažiavau į baptistų bažnyčią. And I thought that the pastor would welcome me with open arms. Ir aš tikėjausi, kad pastoris priims mane išskėtas rankas. And the first thing the jerk said to me, Ir pirmiausia, this is hard. ką tas žodis man pasakė, Where's your letter? kur tavo laiškas. I said, what? Sakau, ką? Where's your transfer letter? Kur tavo perkelimo laiškas. I said, Pastor, I don't know what you're talking about. Pastoris sako, aš You nesuprantu. were supposed to bring a transfer letter from the Baptist church that you were in to this Baptist church. So that I know that you are a good, upstanding member. Jis sako, tu turėjai man iš savo baptistų bažnyčios atvežti perkelimo laišką į šitą bažnyčią, kad aš galėčiau žinoti, kad tu esi geras narys. I said, too bad you'll have to watch me. Aš jam sakau, labai blogai, turėsi stebėti mane. I am the letter, Pastor. Nes pastoriau, aš pats esu laiškas. I am the letter. Aš pats esu laiškas. Amen. I am it. Aš esu. Isn't that what Paul says? Ar ne taip Paulius sakė? You Jūs are our epistle. esate mūsų laiškai, mūsų laiškas. Yeah. You are our epistle. Jūs esate mūsų laiškas. Not written on stone, the law, Ne ant plokščių but parašytas written on the įstatymas, fleshly tables of the heart. bet tai kūniškose širdžių plokštėse. Written with life. Written Parašytas with power. su gyvybė, Written with substance. su I turiniu. am the living epistle of Jesus Christ. Esu gyvasis Jėzus Kristus. Įsimylėjęs Excited about Him. Willing susijaudinęs, to go anyway. kuris tikrai su visų. Anytime. Bet kada, Anyhow. bet kaip, For the glory of the King. dėl karaliaus šlovės. That's not good enough for you. Jeigu tau to neužtenka, I have nothing more to offer you, Pastor. aš daugiau pastorių tau nieko nebegaliu pasiūlyti. Amen. Come on. See, brother, how we miss Matom, mylimiai, kai mes the high calling. prasilenkiam su Do you know what? aukščiausiu Do you know what the pašaukimu. Holy Ghost is doing to you today? He is positioning you. He is setting you in place. Žinot, ką šiandien su tavimi daro šventoji dvasia? Jinai tave įstato į vietą. To be the role model. Kad tu būtum tas idealas. To be the testimony. Kad būtum tas liudijimas. That I'm sick and tired when the world Man taip nusibodė, kai pasaulyje. looks at the church. Pasaulis žiūri I don't bažnyčią. care whether it's television ministry, radio ministry, whatever ministry. Man visiškai nerūpia, tai televizinis tarnavimas, radio, dar koks tarnavimas. I'm saying, look at these people. What do they think they're doing? Ir pažiūrėkit tos žmonės, ką jie įsivaizduoja darantis. Now, my brother used to be saved, he's backslidden. Ir kuris buvo išgelbėtas, bet dabar atkritęs. He's a very, very successful businessman. Buvo labai labai sėkmingas ir And I asked myself this question. aš savo uždėjau tą klausimą. Could I bring my brother Ar aš galėčiau atvesti savo brolį to this meeting? į šį susirinkimą? And he's not going to walk out that door Ir jis neįeis pro tas duris. and say something like, Ir nepasakys, what are you people all about? ką jūs šie žmonės susiveikia? No. I love ministering. I love ministering Man patinka tarnauti to military people. Kareiviams. If you're a man Jeigu tu esi žmogus and you ever want to know if you're on target, go and meet some military people and they will very quickly see through you. Ar jeigu tu esi
vyras ir nori sužinoti, ar tu teisingai stovi, tu nueiksi susitiks su tais kariniais žmonėmis ir jie labai staigiai išrištame. Koks tu esi? Because if there's anything military people want, nes ko nori tokie žmonės? They want reality. Jiem reikalinga realybė. They want men. Jiem reikalingas vyrai. If you are a real man of God, ir jeigu tu esi tikras Dievo vyras, a military person kareivis will instantly see that. Iš karto tai pamatys. And they will instantly respect you. Ir jie tave iš karto pradės gerbti. Yeah. Isn't it sad that military people have such a bad testimony about Christians? Ir ar neliūdna, kad tie kareiviai visi, jie turi tokį blogą liudymą apie krikščionis? The losers. Loseriai. The losers. Here comes another loser. O, čia ateina dar vienas loseris. Yeah, it's flashing neon sign. Tai toks neonai tokie dirsintis ženklai. This is another big loser. Dar vienas didžiausias nevykėlis. These Christians are big losers. Tie krikščionys yra didžiuliai nevykėliai. I cry at night when everybody's sleeping. O, verkia naktį kaip simiega. O, noriu mamytės. I've seen it in the military. Aš mačiau tai kariuomenėje. I go to bed at night and I cry. Eina vyrukai, eina į lovą, verkia, noriu mamytės. And often they're Christians and get out of that bed, get out. Ir mane krikščionis taip išsispirėjo iš tos lovos. I never forget when I went to the army. Aš nepamiršiu, kai armija. It was mandatory for everybody 2 years in the service. Ir 2 metus reikėjo visiems tarnauti. The first night in front of everybody. Pirmą naktį. The whole barracks. Prieš visus barakus. Get down on your knees. In front of everybody and you pray. Visų akivaizdų ir meldies. I'm telling you, they threw everything they could get at you. Ir aš garantuoju, kad jie mėgėsi tai viską, kas po ranką pakliuvo. Buckets of water, shoes. Vadus, kibirus vandenį. But 2 weeks later, Bet po 2 savaičių, when those same guys were crying like babies, kai tie patys vyrukai verkė kaip vaikai, because it was so tough, nes buvo taip sunku. who did they come running to? Pas ką jie žinokit atbėgs tada? Every believer that had kneeled down and declared, I belong to Jesus. Tik pas kiekvieną tikintį, kuris atsiklaupęs skelbia, kad aš priklausau Jėzui. Yeah? Because you weren't ashamed to declare to everybody, I belong to Jesus. Nes tau nebuvo gėda prieš visus paskelbti, kad aš priklausau Jėzui. When they were dying and you were all dying, but you didn't do it because you belong to Jesus. I'm an example. Ir kai jie jau mirė, ir tu aišku darinėjai, bet tada tu parodai, kad tau tai nieko nereiškia, nes tu priklausai Jėzui. Gal, prasme, nebaisu mirti. And all the weedy Christians, you know, the loser believers would come, oh, please pray for me. Ir tada visi tie tokie krikščionys nevykėliai ateis pas tave ir tiesiog If only I had done what you did, but you didn't. Bet jeigu aš tik būčiau padaręs taip, kaip tu padarė, bet tu taip I've heard it said to me, my military people, so many times, if only I had done what you did. Aš taip girdėjau daug tų kareivių sakant, o kad tik aš būčiau padaręs taip, kaip tu padarė. Amen. Beloved, Mylimieji, the world, pasaulis, your children, tavo vaikai, parents, tavo tėvai, your friends, tavo draugai, your workplace tavo bendradarbiai. are looking for you Žiūri tave to be the role model, ir laukia, kad tu būtum tas idealas, to be the hero. kad būtum tas herojus. Yeah. You know, Hollywood's stupid. Holivudas, Because they are the humans. aišku, nes jie yra humanistai. You know what movies really sell? Žinot, kas labiausiai visiems patinka filmas? Clean, no sex, no dirty talk, no swearing. The movies that sell. Jie yra tokie, kad yra švarūs, jokio purvino sekso, jokių šnekų tų kalbų Romantic, romantiški filmai. The whole world wants a Ir visiems nori, hero. nes visiems įveikia tų herojų. Come on. Hey. Hallelujah. And when they see one,
krikščionis. I will follow you. Aš tavim seku. I will follow you. Aš tavim seku. I will follow you. Aš tavim seku. How many of you have met Francis? Kiek iš jūsų matė Fransį? I'm telling you, that young man, Aš pasakysiu jam, kad tas jaunas the vyras whole school visą mokyklą follows him. juo seka. Whole school, 700 students, 700 mokinių. just hero worship Kai jis yra herojus. because of his standard, Dėl to, kad jisai his integrity, his stovi, honesty, jisai yra and sąžiningas above everything, ir virš to, his love for Jesus. jisai dėl jo meilės Jėzui. Come on. That's how it should be. Taip turėtų būti. That's how it should be. Taip ir turėtų būti. We should be able to say to the whole world, follow me. Mes turėtume sakyti visam pasauliu, sek manimi. Jesus said, follow me. Jėzus sakė, sek manimi. Paul said, follow me. Paulius sakė, sek manimi. Amen. I said, follow me. Aš sakau, sek manimi. But I'm taking you Kad aš imu tave, abundant vedu, blessing. vedu tave į tą apstų palaimą. Because there's battles. Aišku, yra kovos. Because there's trials. Aišku, kad yra... Išpaldymai. Because there's heartaches. Aišku, kad yra sunkumai. Oh, thank you, Jesus. Ačiū Jėzui. What a life he gives. Kokį gyvenimą jis duoda. Beloved, Mylimieji. now you're going to tell me that the church has been very successful. Dabar pasakysit man, kad bažnyčia buvo labai sėkminga. Jesus said, go make disciples Jėzus pasakė, reikia padaryti mokiniais. of all nations Visas tautas. for my name's sake. Dėl mano vardo. We failed. Ir mums nepavyko. We have largely failed. Mums labai nepavyko. We have seen glimpses of it. Mes matėm kažkokios tai We have seen akimirkas great to. men and women of God go out to the nations and take the gospel and live it. Yes, wonderful. Mes matėm didžius vyrus ir moteris einančius, nešančius Evangeliją į tautas ir tai buvo nuostabu. But by and large, we failed. Bet didžiąją dalimi mums nepavyko. Because if we hadn't failed, Nes jeigu mums būtų this pavykę, place would be packed out. šita vieta būtų prikimšta. People would be running Žmonės bėga to Jesus Christ. pas Jėzų Kristų. Not us begging them, come to a meeting. Ne mes tik maldaujam, ateikit susirinkimą. Come and hear some crazy African. Ateikit paklausyti išpratėjusio afrikiečio. Aleluja. Amen, sister. All right. To every nation, tribe, tongue, and people. Verse 6. Kiekvienai giminiai, genčiai, kalbai ir tautai. To every nation, Kiekvienai giminiai, tribe, genčiai, tongue, kalbai and people. ir tautai. Jesus, when he was ministering Jėzus the kaip disciples mokiniams on the Mount of Olives, ant Alyvų kalno. remember what they said? Nesimant, ką jis sakė. What will be the sign of your coming Koks bus tavo ateimo ženklas? and the end of the age? Ir visko pabaiga. Didn't just say the sign of your coming, they said the sign of your coming and the end of the age. Jie nepasakė tik tai tavo sugrįžimas, jie pasakė tavo sugrįžimo ženklas ir visko pabaiga. And one of the signs of his coming, Ir kokie yra ženklai jo ateimo? he declares it himself. Jisai pats apie tai This kalba. gospel Ši evangelija must be preached turi būti in pamoksluojama all the earth. visoje žemėje. Then the end will come. Ir tada ateis pabaiga. Now, I'm not going to stand here and debate and discuss with you whether the gospel has already been preached in all the earth. Aš šiandien nenoriu diskutuoti, ar evangelija jau buvo visam pasauliu paskelbta. Personally, I believe that the gospel has touched every nation on earth. Aš asmeniškai tikiu, kad evangelija
palietė visas pasaulio tautas. Amen. But it hasn't touched every nation with power. Bet jinai nepasiekė kiekvienos tautos su jėga ir parodė šlovės valdžios. Amen. Because I tell you, it will only take one believer to walk into your major hospital here in Vilnius this afternoon. And for 10 people, cripples, cancer patients, to be actively healed. And it isn't going to turn this nation upside down. Oh yeah. Oh yeah. That news would go like wildfire. That's why the multitudes followed Jesus. One miracle. One sign. One wonder. One demon-possessed person delivered. One resurrection of the dead. People came. People flocked. Christ. And he healed all. He healed all who came to him. Hallelujah. 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 Problem is we don't believe in it anymore. Because we got to good hospitals, pharmacies, and everything else. Amen. All right, Lynn, go with me. Verse 14. Then I looked, and behold, a white cloud, and on the cloud sat one like the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. Ir aš regėjau, štai baltas debesis ant debesies sėdėjo panašus į žmogaus sūnų. Ant galvos jis turėjo aukso vainiką, o rankoje aštrų pjautuvą. Amen. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, thrust in your sickle and reap, for the time has come for you to reap, for the harvest of the earth is ripe. Iš šventyklos išėjo dar vienas angelas, kuris šaukė galingų balsų sėdinčiam ant debesies. Paleis darbams savo pjautuvą ir pjauk. Atėjo tavo valanda pjauti, nes žemės derlius prinoko. The other problem that we have as the church. Kita problema, su kuria mes susiduriam kaip bažnyčia. It's my ministry. Tai yra mano tarnavimas. It is my calling. Mano pašaukimas. It is my gifting. Tai mano dovanos. It is my anointing. Tai mano pateptimas. It is my church. Tai mano bažnyčia. It is my congregation. Tai mano bendruomenė. Amen. No, it isn't, sir. Ir žinok, ponė, kad tai nėra tavo. Amen. It's his. Tai jo. It's his gifts. Tai yra jo dovanos. It's his calling. Jo pašaukimas. It's his anointing. Jo patepimas. It's his talent. Jo talentai. It's his power. Jo jėga. Amen. It's all about him. Tai visa tai yra. I'm only his vessel. Aš esu tik jo indas. Hallelujah. We've made everything so personal. Mes viską padarėm taip suasmeninimo. It's my crusade. Čia mano kruzėda. I want 10,000 people to Jesus. Ir man reikia 10,000 žmonių atvesti pas Jėzų. No, you didn't. Ne. The Holy Ghost won 10,000 people to Jesus. Čia ne tu nori, o šventoji dvasia nori. 10,000 žmonių So we lose sight. Matot, mes prarandam dramatiką. We have not glorified Mes nepašlovinam the Godhead. dieviškos trejybės. We think we do, but we don't. Mes galvojame, ką padarėme, bet realiai tai ne. We don't put the Holy Spirit up Mes šventosios dvasios neišaukštiname. in the forefront of our lives. Tai yra, kad jinai būtų tiesiai priešais mūsų akis mūsų gyvenime. We want recognition. Mums reikalingas pripažinimas. We want praise. Mums reikia We want glory of men. šlovinimo, šlovės We want the blessings. Mums reikia palaiminimo. And of course, above all things, Ir iš visų tų dalykų we want the money. mums reikia pinigų. Uh-oh. Yeah. That's true. Tiesa? Isn't it? Ar ne taip?
raise up a new generation of people jeigu mes pakeltume naują žmonių kartą, whose only ambition, kurių pagrindinė ambicija, vienintelė ambicija, Lord, viešpatie, be truly glorified būk iš tikrųjų pašlovintas in everything that I do. per viską, ką aš darau. I don't want the recognition. Man nereikalingas pripažinimas. I don't want the praise. Man nereikalinga garbė. It's not my Čia ne mano crusade. It's not my ministry. Čia ne mano tarnavimas. Lord, be glorified. Viešpatie, būk pašlovintas. Lord, be uplifted. Viešpatie, būk Lord, išaukštintas. be magnified. Viešpatie, būk išaukštintas. I am so sick and tired Man taip atsibodo. of hearing messages Klausyti pamokslų. that are all about us. Visi į save sukti. It's all about me. Tik apie mane. All about my blessing, my comfort, Mano palaiminimas, mano patogumas, my prosperity, mano klestėjimas. my everything. Viskas tik tai apie mane. Lord, Ne, that's so impure, it's unclean. Tai aš jau ir I nevyras. feel unclean anymore Aš nebesijaučiu švarus. to hear those kind of messages. Klausydamas tokių pamokslų. God, be glorified. Dieve, tu būk pašlovintas. Be glorified in my preaching. Būk pašlovintas mano pamokslavime. Be glorified in my life. Būk pašlovintas mano Be gyvenime. glorified in my church. Būk pašlovintas mano Be bažnyčiai. glorified in everything that I do. Būk pašlovintas visame, ką aš darau. And Lord, if you're going to be glorified, Ir viešpatie, jeigu tu būsi pašlovintas, I've got to take 10 steps backwards and I've got to let the Holy Ghost be uplifted. aš atsitrauksiu atgal 10 žingsnių ir leisiu, kad šventoji dvasia būtų išaukštinta. I need to hide behind Him. Aš turiu slėptis už jos. Without Him, I can do nothing. Be jos aš nieko negaliu. Without Him, I have no power. Be jos aš jokios jėgos. Without Him, there's no anointing. Nėra jo patepimo be jos. Without Him, my words are empty. Mano žodžiai be jos yra tušti. Without Him, I'm wasting my time. Be jos aš švaistau. Without the blessed Holy Spirit in the forefront of my whole life and ministry, Be šventosios dvasios esančios prieki viso mano gyvenimo ir mano tarnavimo. I'm just empty Aš esu tiesiog tuščias. and shallow. Ir paviršutinis. Hallelujah. Because if I preach a message and there's no anointing on it, I'm just wasting my time. Žinot, jeigu aš pamoksluoju, kad nėra jokio patepimo, aš tiesiog švaistau laiką. And you're wasting your time listening. Ir jūs klausydami manęs, taip aš švaistau laiką. Come on. Doesn't matter how eloquent anybody can speak. Nesvarbu, pats yra. Smooth. Nesvarbu, kaip gražiai ir žodžiu, kaip gražiai kažkas gali šnekėti. If there's no anointing on my Jeigu message, tave nėra patepimo, you'll still fall asleep. tu vis tiek užmigsi. Amen. Not because you ate too much for lunch, Ne dėl to, kad per daug prisireikia pietų. like with me, Kaip man buvo. but because His words are there. Bet dėl to, kad jo žodžiai yra negyvi. Now, I had a friend in ministry who was 90 years old. Aš turėjau tą vieną draugą, kuris buvo 90 metais. And when this man opened the Bible and started to read, Kai tas žmogus atvertė Bibliją ir pradėjo skaityti, just reading the Bible, tiesiog skaitė Bibliją. I would sit there and say, my goodness, Aš sėdėjau čia ir galvojau, I've never heard this before. aš šitų dalykų nesu Is this girdėjęs. the Bible he's reading? Ar čia Biblija jis skaito? He was so anointed. Jis buvo toks patirtas. And just as he read the word, it was so alive. It was like reaching out and grabbing a hold of me. Ir jisai skaitė žodį, jis buvo toks gyvas, kad jisai atrodė tiesiog išvirto ir pati sugrėbė mane. He was just a simple man. Tai jis buvo paprastas žmogus. He didn't have any pretense, Jisai nebuvo kažkas ypatingas. but he loved God Bet jisai mylėjo Dievą. with everything within him. Visų savimi. Amen? And when he read the Bible, Ir kai jis skaitė like Bibliją, I've never heard that before. aš tokių dalykų nebuvau girdėjęs. Had a whole different meaning Visiškai kita prasme. because he read Nes jisai with skaitė such authority su tokia valdžia, and such anointing. tokiu pakepimu, This word just came alive. kad šitas žodis atgyjo. Amen. And beloved, if we would only invite the Holy Ghost, isn't He
the word. Aš jums pasakysiu, šventoji dvasia myli More than žodį. you will ever love the word. Daugiau nei jūs kada nors jį mylėsite. He's tied to this word. Jinai prisirišus prie to He žodžio. can't escape this word. Jinai negali išvengti to žodžio. And you know what the Holy Ghost is waiting for? Ir žinau, ko laukia šventoji He's just dvasia. waiting for one person Jam reikia tik tai vieno žmogaus, who will embrace this word. kuris taip priims tą žodį. That you become someone with this Kad word. taip tapsi vienas su to žodžiu. I'll tell you what's going to happen. The Holy Ghost will find you and He will settle on you and He will make you another person. Ir žinot, kas atsitiks. Šventoji dvasia suras tave, jinai apsigyvens su tavim ir tu tapsi kitas žmogus. Amen. And when you speak the word, it doesn't matter how simple it is. Ir kai tu pasakysi, kalbėsi žodį, nesvarbu, koks jis bus, jis bus pilnas It will gyvybės, give you power. pilnas It will jėgos, give you authority. pilnas It valdžios, will be dynamic. jis bus It will dinamiškas, be exciting. jis bus It will grab a hold of you. jis ir tave taip pagaus, It will rivet your attention. jis ir pritraus tavo dėmesį. Hallelujah. Hallelujah. That's what the world needs. Šitą reikia pasaulyje. No. Silver and gold. Sidabras ir auksas. Amen. Ką jis, sidabro auksą aš neturiu. Beloved, I'm going to tell you something. Aš jums pasakysiu. You know, Peter and John Petras ir Jonas walking to the temple with a beautiful gate. ėjo pro šventyklos gražius vartus. You know, it wasn't just a matter of fact. Hey, little man. Tai ten kažkoks tai tenai lošis buvo. We don't have any money. Mes neturim pinigų. But you know what? We got something. Tai žinai kažką turi. No, beloved. Ne, Vilniai. No. Ne, tikrai ne. Silver and gold. Sorry, I don't have. Mes neturim aukso ir sidabro. I have got something, sir. Bet aš ponė, kažką I've got turiu. power. Aš turiu jėgą. I've got authority. Aš turiu valdžią. I've got anointing. Aš turiu patirtimą. I've got life. Aš turiu gyvybę. Give me your hand. Duok man ranką. And he ripped him up. Ir tu ištrauki. Such as I have, give I unto you. Aš tau duosiu tai, ką turiu. They didn't even finish saying, Jis net neužbaigė sakyti. because the man was already jumping and leaping Nes and praising God. jau šokinėjo ir džiaugiasi ir šlovina Dievą. Hallelujah. That's protection for all of us. Potencialiai mes visi tą galime. Why don't we see it? Kodėl mes to nematome? Operation. Veikiančio. Because we don't spend the same kind of time. Nes mes nepraleidžiam tokio laiko. We don't give the same kind of honor. Mes netiduodam tokios pačios garbės. We're not united with this word. Mes nesame tokie susivieniję su šitu žodžiu. And the blessed Holy Spirit. And the blessed Holy Ir Spirit palaiminta šventoji has dvasia found a true resting place in my life. atrado tą tikrąją poilsio vietą mano gyvenime. Because I'm too busy Jis neatrado. being entertained by the world. Ir tiesiog pramogauju pasaulį. And I keep justifying it by saying what I'm doing isn't wrong, isn't bad. Ir aš visą laiką teisinu, tai ką aš darau, čia nieko blogo, nieko čia neteisingo. But I forget Bet aš pamirštu, that the good kad gera, is the enemy of the best. geras yra geriausio priešas. The good thing that I'm doing Geras dalykas, kurį aš darau, stops me from doing the best. neleidžia man daryti geriausio. Make excuses. Mes išsisukinėjame. I'm not doing anything bad. Aš nieko čia blogo nedarau. I remember when God told me, Aš atsimenu, kai man Dievas pasakė. stop fishing. Fishing? Fishing. Nustokit žvejot, baig žvejybą. God, what's wrong with fishing? Tell me, anybody here? Dieve, kas blogai su žvejyba? Kas nors man čia Is vertas? there anything wrong with fishing? Kas blogai yra su žvejyba? No. Ne. It's a nice, clean Gražu, švaru. sport. Sportas. Enjoyable. Toksai It's food on the table. ir duoda maistą. It's fun. Malonus ir You're a smagus. fisherwoman. Tu esi žvejė, moteris. And God said to me, stop fishing. O
O Dievas man pasakė, baig žvejot. Ką viešpatie? Man tai patinka. Taip. Yeah, you love it. That's the problem. Tai problema, kad tau tai patinka. That's the problem. You love it. Tai problema, kad tau tai patinka. What? I didn't fish because I needed to make money. Aš nežvejojau, kad užsidirbti pinigų. Like Peter, James, and John. Kaip Petras, Jokūbas ir Jonas. It wasn't my livelihood. Tai nebuvo man gyvybiškai tas reikalingas. I fish because I love it. Aš žvejojau tiesiog, nes man tai patinka. Viešpatie, bet kai aš išplaukiu ten. In the African bush around that dam. Afrikos krūmynuose tenai nėra. I had such a wonderful time with you. Aš taip nuostabiai leidžiu laiką su tavim. He said, stop making excuses. O Dievas pasakė, baig išsisukinėti. Give it up. Ir pabaig su tuo. Give it up. Atsisakyk jo. Because it's the enemy Nes tai yra priešas. of the best Geriausio priešas. for your life. Tavo gyvenime. Come on. The enemy. Priešas. We spend so much time Mes tiek daug laiko praleidžiame. and effort Ir jėgoti. and money. Ir pinigų išleidžiame. Yeah? And strength. Ir jėgų. Doing things Darydami tai, that are okay. kas yra, gerai. Nothing wrong with it. Ir kad su to nieko blogo. You may be a cyclist. Gal tu dviratininkas. You may have a racing bike. Ir tu su dviračiu važinėji. Every other day you cycle all the way to Kaunas with that. Ir gal kokią dieną tai nuvažiuoji į Kauną ar gal. Aišku, čia nesąmonės. Yeah, but there are people that are like it. Bet ir kai kuriems žmonėms tai patinka. Yeah, I really like it. I like the energy. I just like it. Man tiesiog tai patinka. Jie viskas, tam tai faina, gerai. How much time do you spend? Kiek laiko tu tam skiri? How much effort? Kiek jėgų į tai dedi? And God says, if you're a believer, give it up. Ir Dievas sako, jeigu tu esi tikintysis, tai There's nothing wrong. There's nothing wrong with it. Su to nieko blogo nėra. In and of itself. Kaip su pačiu tuo dalyku, tame pačiame dalyke, nieko blogo. You would never be able to walk up to the lame man and say, silver and gold have I none. Bet tu negalėsi prieiti prie žmogaus gulinčio ir pasakyti, kad aš neturiu sidabro ir aukso. That's the key, beloved. Tai yra pagrindinis You walk dalykas. up to the lame man and say, silver and gold have I none. Ar tu prieisi prie gulinčio žmogaus ir But such as I have. sakysi, kad aš neturiu sidabro ir aukso. Jesus Christ. Bet tai, ką aš turiu, tai Jėzus vardu pakyla. Amen. Amen. The first dead person I ever raised from the dead. Pirmasis žmogus, kurį aš prikėliau iš numirusio. I went to got a hold of him. I started saying, you are not going to die. Wake up! Ir aš jį priėjau, tai pradėjau purti ir sakyti, tu nemirsi, pabus. And I kept on shaking that person. Ir aš prašiau tą žmogų savo draugą. She had a heart attack and died. Aš kaip... She had had a heart attack and died. Ir jai buvo širdies smūgis ir jinai mirė. When I got to the hospital, there she was covered with the sheets. Ir aš nuvažiavau į ligoninę, ir visą aparatūrą iššūkė. You know how hospital staff are right in and out nowadays. But more respect for the dead and the living. Ir ten taip vaikšto personalas ligoninės, kad čia yra, žodžiu, miręs žmogus, o mes mirus žmonės labiau gerbiam. And I said to the doctor, please, O aš daktarui sakau, prašom, visi. Visi, out. Visi sesutės. Oh man, God, out, everybody. Visi. And then I went and I locked the door. Ir tada aš nežinau. And I woke up and I ripped that sheet out of his Ir neck. ėjau, aš užsitau, aš šitą kartuolę. And I got a hold of my feet by the shoulders and I started Ir shaking. paėmė savo draugą. Get back here, in Jesus' name. Sugrįžk Jėzaus vardu. You get back here. Sugrįžk. You're not dying. Tu nemiršti. You come alive. Tu In the gyveni. name of Jesus. Jėzaus And I vardu. shook her. Ir aš kračiau ją. In there, I took her. Ir jau prieš 15-20 minučių And the pabėgau. next thing she opened her eyes Ir staiga ėmė akis. and sat up. Ir atsisėdo. Hallelujah. You know what? I didn't care whether I was going to shake that lady all day long. Ir man visiškai buvo nesvarbu, aš galėjau ją visą dieną kratyti. I had the authority
to shake her back to life. And I shook her back to life. Because then everybody started asking me, leave me alone, I'm all right. She got out of the bed and walked out of the hospital. That's God. Hallelujah. Some alive people I need to shake alive. Jesus said, I'm the resurrection and the life. He that believeth in me. He that believeth in me. Though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. What was he telling Martha and Mary? You're alive, but you're dead. You're alive, but you're dead. I tell you, we need to take some of God's people and shake them a little bit. Jesus needs you positioned. Jesus needs you planted. For what is about to happen? It's in preparation. And He's Christ who puts in His sickle. And it's His harvest. It's going to be the greatest harvest the world has ever seen. Wouldn't it be wonderful? Sitting here at our meeting this afternoon. Wouldn't it be wonderful sitting here and having a meeting this afternoon? And the power of the Spirit is so great that people just start coming in. Just come in. How did they come? By the Spirit. By the Spirit. It's coming. It's coming. It won't be auditoriums big enough. You're just walking down the street and somebody falls down on their knees and cries out, what must I do to be saved? If you don't know who you are, if you don't know what Christ has done in you, if you're not that vessel, let me tell you something. Who are they going to turn to? We've sat in church for decades, some of us. We've listened to the Word. And then we've been filled and filled and filled. Yeah. God needs us. He needs us. He needs us to start exercising. What we've got. God is exercising. Go to the hospital and lay hands on the sick. Let me tell you something. You may need to lay your hands on 100 sick people and never see a single one healed. Then the 101st. Yeah? Because God will to see how faithful you are. O šitas pirmasis išgės, nes Dievas nori pamatyti, koks tu esi ištikimas. Ar tu pasiduosi? No, it's quite possible, brother. Tai yra visiškai įmanoma. Peter and John walked past that lame man every day. Petras ir Jonas eidavo
same day. Eina praeiti kiekvieną dieną pro tą gulintį žmogų. Ir jis ten visą laiką prie tų pačių vartų gulėjo. They went to the temple for a long time. Walking past that same lame man. Jie pro tą patį lošą žmogų eidavo ir eidavo kiekvieną mielą dieną. But now they were different. Bet dabar jie jau buvo kitokie. They were different. Jie buvo kitokie. Amen. They were different. Jie kitokie buvo. They had power. Jie turėjo jėgą. They had anointing. Jie patepimą turėjo. They had substance. Jie turėjo viduje tą turinį. Jie turėjo ugnį. They now could say, Dabar jie turėjo pasakyti. In Sidabro ir aukso mes the neturime. name of Jesus. Jie God only wants super obedience. Dievui reikalingas tik tai super paklusnumas. That's what he wants. Now quickly turn to 1 Corinthians in chapter 12. Pirmą Korintiečiams laišką 12 skyrius. Verse 12. For as the body is one and has many members. Nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug narių. As the body is one Nes and has many members. kaip kūnas yra vienas ir turi daug narių. But all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. O visi to vieno kūno nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną. Taip ir Kristus. 15. If the foot should say, because I am not a hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? 15. Jeigu koja sakytų, kadangi nesu ranka, todėl nepriklausau kūnui. Ar dėl to ji nepriklausytų kūnui? And if the ear should say, because I am not an eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? O jeigu ausis sakytų, kadangi nesu akis, todėl nepriklausau kūnui. Argi dėl to ji nepriklausytų kūnui? Amen. Verse 22. No, much rather those members of the body which seem to be weaker are more necessary. 22 eilutė. Priešingai, tie kūno nariai, kurie atrodo silpnesni, yra būtini. Yeah. Amazing how this human body can survive. Įspūdinga, kaip tas žmogaus kūnas gali išgyventi. Yeah. Take away members, take away an arm, take away legs. Atimk kažkokius narius, ne ranką, koją. Blind, deaf people. Akli, kurti žmonės. I have a church in Malawi Tai yra bažnyčia mūsų Malavyje. of all blind people. Of all blind people. Iš visų aklų žmonių. And one time I went to preach with them. Yra Malavyje aklų žmonių bažnyčia. Kartą jau aš pas juos pamokslauju. They offered me lunch. Ir jie man pasiūlė vietos. And I said, no, thank you. I was thinking, I don't want to make trouble for these people. Ir aš sakau, nevalgysiu, aš nenorėjau iš tikrųjų jiems sukelti nepatogumą. And they got really offended. Ir jie tikrai įsižeidė. Do you think that because we are blind people, we can't cook for you? Ar tu galvoji, kad jeigu mes akli, mes negalim tau valgyti išgirti? Okay, sorry. Pasakau, gerai, atsiprašau. So I sat down. Taigi aš I said, susisėdau. okay, cook lunch. Gerai, sakau, veikai. And the next thing I watched this, all of them, this whole team of people. Ir aš tada stebėjau, kaip jie dirba. Visi, komanda. Nė vienas iš jūsų nesėdėjo. But everyone did his job. Bet, žodžiu, kiekvienas iš jų darė savo darbą. And they produced the most wonderful meal. Ir jie padarė išvirę nuostabiausią And I maistą. was really humble. Ir aš tikrai buvau I said, Lord, you know, nusižeminęs tada. Ir sakau, viešpatie. it's amazing what people can do. Nuostabu, ką žmonės gali padaryti. The spirit with which they do it. Ta dvasia, su kuria jie daro tai. Yeah, I was thinking they're poor people. You see, they even said, do you think, Pastor, that we're poor people because we're blind? Aš galvoju gal, kad jie vargšai žmonės. Jie man sako, pastorius, galvojat, kad mes dėl to, kad esame akli, esame vargšai. Oh, trouble that day. Yeah, I really had to say, God, I'm sorry. Wow, these are amazing people. Ir aš iš tikrųjų tada sakiau, Dieve atleisk man, iš tikrųjų tie žmonės yra nuostabus. Now listen,
one of your members Jeigu vienas iš tavo narių isn't functioning, nefunkcionuoja, you've only got one arm, tarkim vienos rankos nėra, then the rest of your body visas kūnas makes up for the other arm. tai kažkaip veikia už tą antrą ranką. Yes? Yeah. The rest of your body has to work Visas likęs kūnas turi veikti, to make up kad atstotų tą for that other arm. trūkstamą ranką. And so it is with the body of Christ. Taip pat ir Kristaus kūne. Does the body start functioning? No, it continues to function. Ar kūnas nustoja funkcionuoti? Ne, jis taip But every other member has to work harder Bet kiekvienas kitas narys turi sunkiau dirbti. to make up for the member that is non-existent. Kad dirbtų už tą, kad pakeistų tą narį, kurio nėra. And if you don't fulfill your calling, Ir jeigu tu neišpildai savo the pašaukimą, ministry that God has given you, tavo tarnavimo, kurį tau Dievas yra somebody davęs, else kažkas kitas has got to make up for you. turi už tave tą daryti. Yes. Somebody has to do two jobs Kažkas turi du darbus daryti. instead of doing one. Vietoj to, kad darytum vieną. Somebody else has to step up Kažkas tai kitas turi išžengti and fulfill ir užpildyti the vacuum, tą, the vacuum tą vakuumą, that you are leaving. kurį tu palieki. Look what Paul says here. Žiūrėkit, ką čia Paulius kalba. Verse 23, and those members of the body which we think to be less honorable, on those we bestow greater honor, and our unpresentable parts have greater modesty. 23 eilutė. Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, mes apsupame didesnę pagarbą ir mūsų gėdingi nariai gaubami didesnio padorumo. 26, and if one member suffers, all the members suffer with it. Or if one member is honored, all the members rejoice with it. Todėl jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Ir jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Now, you are the body of Christ and members individually. Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniai nariai. You are the body of Christ Jūs esate Kristaus kūnas, and members o individually. kiekvienas atskirai esate narys. And every member Ir kiekvienas narys has a function. turi savo funkciją. Amen. I'm tired Aš pavargau. of believers, Atsibodamas of tikintieji members nariai, paying a pastor mokantis pastoriui and saying, you do the job. ir sakyt, tu daryk savo darbą. Come on. That's why nobody pays me. Štai kodėl niekas man nemoka. I've been in the work almost 40 years. I've never taken a salary. Aš dirbau 40 Because metų nobody pays me but Jesus. ir nesu nekarto paėmęs atlyginimo. Nobody Niekas can say, man nemoka ir we Jėzus want išėjo. you. Kad man kas nepasakytų, Nobody kad can aš say to me, dirbu. you pay that. Niekas man negali pasakyti, mes tą I don't need man nereikia. the money if it's contaminated money. Pinigų, kurie yra kokie? Suteršti pinigai, jo. Ačiū. Amen. Because you are members of the body of Christ. Nes jūs esate Kristaus kūno nariai. Whether you are members of a local church, Ar jūs esate vietinės bažnyčios nariai? whether you are members of a parachurch organization Ar jūs esate kažkokios taip pat įsperčios? outside of the church, Ar tenai už kažkokios organizacijos nepriklausančios bažnyčiai nariai? whatever, Kas? you are members. And you are members. Jūs esate nariai. And membership O narystė? is not signing a piece of paper Tai nėra pasirašyti kažkokį popierių. to say I'm tithing to this church. Kad I'm tithing to this organization. sakytum, kad aš dešimtinę moku štai bažnyčioje kampai organizacijai. Membership Narystė is function. yra funkcionavimas. I am here to function. Aš čia esu, I am here to exercise kad veikčiau, the ministry kad tarnaučiau. has given me. Tame tarnavime, kurį man
Hallelujah. Amen. 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 Wherever I am, Kur aš bebūčiau. no matter where I am, Nesvarbu, kur aš bebūčiau. now I am here to function. Aš čia esu, nes turiu veikti. I am here to be Kad aš čia, kad būčiau an operating member. veikiantis narys. Just as my hand operates and my arm operates. Taip kaip mano ranka veikia, So that my whole body kad mano visas kūnas may be blessed. būtų palaimintas. But if my hand or my arm ceases to operate, my body will still function, Jeigu mano ranka nustos veikti, mano kūnas nebeveiks. but with difficulty. Bet jam bus sunkiau. The body will still function, Kūnas nebefunkcionuos. but with difficulty. Bet jam sunkiau bus. So when somebody says to you, stand up and give away, no, brother, I can't talk. Stand up and give away. Jeigu tau kažkas pasako, atsistok ir kalbėk žodį. Ir tu sakysi, ne, aš negaliu šnekėti, man sunku šnekėti. Atsistok ir sakyk žodį. Somebody says to you, pray. I've never prayed before. Jeigu kažkas tu savo melstis su viena iš... Well, it's about time you did pray. Ir jau atėjo laikas, kad pradėtum. Amen. 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 If you got a talent and you're not using it, Ir jeigu turi talentą ir jo nenaudoji, you better use it. jau geriau pradėk naudoti. Yeah. If you're a musician and you're not playing for Jesus, you better shake up. Jeigu tu esi muzikantas ir negroji Jėzų, tai geriau jau pradėk. Because otherwise, Jau susijimti. you're a fat, lazy cat. Nes kitaip tai tu esi stora, nutukus katė. Tingi katė. I don't like a fat, lazy cat. O man nepatinka storos tinginės katės. Yeah, I'm sure I don't like it. Pasakoju, aš Because you're a nepatinku. fat, lazy cat. Tai aišku, tu man nepatinki, nes tu stora tinginė katė. Stop being a fat, lazy cat and I'll like you. Ir taip pradėk, nustok būti tokia ir aš pradėsiu tave mėgti. Amen. You may be stopping somebody else Tu gali būti tas, kuris stabdai kažką tai kitą. from fulfilling their ministry. Kad jisai negalėtų išpildyti savo tarnavimą. If my body didn't have this hand, Jeigu mano this kūnas arm, turi šitos my rankos, body didn't have this arm, my hand couldn't function. ir tada mano ranka negalėtų veikti. If you are an arm in the body of Christ, Jeigu šitos dalies rankos and I am the hand, jeigu tu esi and you the arm are not šitą functioning, ranką, kuri neveikia, o aš esu tavęs dalis, ta paštaka, ir aš negaliu padaryti. you are stopping me Tu mane sustabdai. from fulfilling my ministry. Ir aš negaliu tada Because you are not tarnauti. fulfilling your Nes tu ministry. netarnauji, nedarai to, ką tu turi daryti. Yeah? When God is not looking Dievas neieško for super talent, super talentą. this isn't Lithuania's Got Talent contest. Tai nėra Lietuvos talento šou. Amen? This isn't about that. Tai ne tai. Now, God has given every single person in this room Dievas kiekvienam čia esančiam žmogui davė tarnavimą, a gift, dovaną, a calling, pašaukimą, something you can do. kažką tai, ką tu gali daryti. There are over 37 gifts and ministries in the Word of God. Dievo žodžiai yra paminėta daugiau nei 30 nedaugiau, Don't 37 anybody here žodžiai. tell me that you don't fit into one of those gifts or ministries. Tik tu man čia nepradėk sakyti, kad tu nei vieną neįsipaišai iš tų 37 dovanų ar talentų. God is not looking for super talent. Dievo nereikalingi super He's talentai. looking for super obedience. Jam reikalingi super paklusnus žmonės. He will give the talent. Jis duos tas talentas. He will give the anointing. Jis pateps. He will give you what you need. Jis duos tau. All he needs you to do is step out Visą, ką tau reikia padaryti, tai žengti priekį. and be a fool for him. Ir būti kvailu dėl jo. And after you've been a fool a couple of times, you won't feel a fool anymore. Ir kai tu porą kartų pabūsi kvailiu, tai tu paskui nebesijęs.
Jėzus Kristus pasiims savo pjautuvą ir pjaus tą didžiulį derlių. You cannot be sitting in this pew. In this what? This pew. This chair. Ai, tu negalėsi sėdėti tada šito kėdėje. Amen? You can't be sitting there anymore. Tu čia jau nebegalėsi sėdėti. He needs you. Nes tu jam reikalingas. In the nations. Tautose. He needs you. Tu jam reikalingas. Miestuose. He needs you. Tu jam reikalingas. To the ends of the earth. Iki pasaulio pakraščių. To reap his harvest. Kad pjautų jo derlių. It's his harvest. Tai yra jo derlių. But he needs some reapers. Bet jam reikalingi nuėmėjai derlių. But you're that